Gerą vakarą visiems, vyrai ir moteris. Tai aš šiandien galvoju pasidalinsiu su jumis apie Didžbalienės įgaliojimų viršymą, kas prieštarauja vaikų interesams geriausiams. Taigi, Didžbalienė toliau įsidirbinėja, tyčiojasi, traumuoja tiek mūsų šeimą, tiek vaikus, neatsižvelgdama į jokius vaiko interesus. Šiandien prieš važiuodamas į pasimatymą paprašiau, kad administracija pateiktų raštą, kuriame nurodyta, kad mūsų susitikimai vyks tik tam kambariuke, kuriam jie nori, kad vyktų, tai ta prasme, kur yra vaizdo garso duomenų rinkimas. Tai susiskambinau su pastogė, ten dirbo referentė, kuri tarpininkavo. Labą dieną. Mindaugas Vilčinskas skambina. Aš norėjau sužinoti, ar bus man galimybė pasimatyti su vaikais, pasimatėme, kur nėra filmuojama mūsų susitikimą. Jums yra paskirta patalpa, ta pati, niekas nepasikeitė ir kviečiame. Ką reiškia? Tai aš sakau, ar jūs suteiksite galimybę susitikti su vaikais, kur nėra filmuojama patalpa? Taip, jums suteikta patalpa ta, į kurią jūs neinate. Tai arba jūs einate, arba jūs nedalyvaujate. Aš jūsų dar kartą klausiu. Aš jums atsakiau. Jūs mane atsakėt. Ta patalpa yra filmuojama, kur jūs man siūlot ar ne? Aš jums atsakiau, jūs matėte, kokia yra patalpa. Man į klausimą, ar ta patalpa yra filmuojama? Tai jūsgi matėte, kokia yra patalpa. Aš jūsų klausiu dar kartą, atsakykite man į klausimą, ar ta patalpa yra filmuojama? Aš jums atsakiau. Antras pastovė klausimėsi. Gerą dieną. Labą dieną. Mindaugas Vilčinskas skambina. Taip. Informuoja, kad pokalbis įrašomas. Gerai. Aš dabar, kaip čia pasakyti, negaliu pasimatyti su savo vaikais, nes pastogės administracija, tai yra Laimutė ir Gražina direktorė Didžbalienė, pažeidė lankymo taisyklės, kuriuose nėra sąlygos, kad susitikimai bus filmuojami, ko pasekoje, terorizuodami tokiu būdu, uždraudžia man pasimatymą su mano šeimos nariais. Alio. Aš girdžiu jūs. Tai aš norėčiau perskambinęs jums už valandos gauti atsakymą į mano jums pateiktą klausimą, kodėl yra pažeidžiamos mūsų susitikimo su šeimos nariais lankymo taisyklės. Supratau, aš pasistengsiu pasidomėti apie šitą situaciją, gerai? Iki to laiko, kol paskambinsiu dar kartą. Tai aš jums paskambisiu už valandos. Tai yra Laimutė, jinai šiandien sakė, kad aš negalėsiu susitikti su vaikais, jeigu mes neįsime į pasimatymo kambariuką, kuris yra 314 ir tas 306 laisvas, kur be kamerų yra užrakintas specialiai, kad paveikti mus emociškai ir nesudaryti sąlygų pasimatyti su vaikais arba per prievartą eiti, sutikti su jų sąlygom ir eiti, kas pažeidžia mūsų šeimos susitikimo privatumą pagal vaikų teisių konvencijų 16 straipsnį. Ir mes turime tam kambariuke kalbėtis pašnibždomis iš ausies į ausį, kad mūsų pokalbis nebūtų įrašinėtamas, kas sudaro mums visiškai nepriimtinas sąlygas ir pažeidžia mūsų privatumą. Supratau, žiūrėkit, aš dar kartelį, kaip ir minėjau, pasidomėsiu šitą situaciją ir pamėginsiu jums atsakyti klausimą, kaip paskambinsiu dar kartą. Gerai, ačiū. Geras dienos. Aš pastogė klausimą jūsų. Gerą dieną, Mindaugas Vilčinskas, norėjau pasiteirauti dėl informacijos, kurią prieš tai pateikiau jums užklausti. Taip, žinokit, aš dar nespėjau išsiaiškinti. Nespėjot, nes man pasimatymas už valandos, tai aš tada vėl negalėsiu pasimatyti su savo šeima, taip? Jeigu jūs nespėjot.
man tai yra aktualu ir vaikam mano. Suprantu, viskas tvarkoja. Nu, tai kada Gal man už paskambins? pusę valandos dar išeitų paskambinti dar kartelį? Už valandos? Ne, už pusę valandos. Gerai, gerai. Gerai? Taip. Mhm. Pasakė, klausom jūsų. Gerą dieną, Mindaugas skambina. Norėjau teirauti, kaip ten. Palaukit, žinokit, labai trūkinėja ryšys, labai blogai girdžiu. Galit pakartoti? Sakau, Mindaugas Vilčinskas skambina, norėjau pasiteirauti, ar paruoštas dokumentas. Ne, žinokit, raštas jau nėra paruoštas. Gal galėtumėt pateikti mums prašymą raštu? Tai ką, aš turėsiu jo laukti iki 20 dienų tada? Bet kokiu atveju mes greičiau raštą neparingam. Žiūrėkit, toksai atvejis pagal visus teisės aktus, kuris gali būti išnagrinėtas tą pačią dieną, gali būti perduodamas žodžiu, ne raštu. Aš fiksuoju mūsų balso pranešimą ir jūs fiksuojat mano balso pranešimą. Tai reiškia, kad jūs galite tai išspręsti per 5 minutės ir man nurodyti aplinkybės, būtent, kad mūsų susitikimai yra paskirti būtent tam kabinete, kuris yra filmuojamas. Atsisakius susitikimams į tą kambariuką, susitikimai bus negalimi. Viskas. Čia nereikia nieko ir tai yra numatyta teisės aktų numatyta tvarka, kad aplinkybės, kurios gali būti įspręstos tą pačią dieną, kaip jūsų direktorė sakė, tos gali būti priimtos žodinė tvarka. Tai vat aš paminėsiu papildomai dar kartą, kad tai galima įvykdyti tučtojau ir iš karto. Ir tada aš einu susitikimą, nes jeigu aš jums pateikiu raštiškai, tai jūs tą mano raštišką nagrinėjimą galėsite nagrinėti iki 20 darbo dienų, tai yra iki mėnesio laiko. Ko pasiekoje, aš laukdamas atsakymo negalėsiu eiti į pasimatymą su vaikais. Mėnesį laiko. Pasimatymą galite taip su vaikais, tiesiog į tą patį kabinetą. Į kokį tą patį kabinetą? Kuris buvo nurodytas jums rašte anksčiau, kur buvom? Manis joks kabinetas rašte nebuvo nurodytas. Niekados gyvenime aš negavau jokio rašto, kur buvo parašyta konkrečiai, kokiam kabinete bus susitikimai. Ir kad jie bus filmuojami ir įrašinėjami garsų įrašai. Neturiu tokio rašto. O tai gal jūs galėtumėte tada užsukti trečią aukštą pas direktorę, pakalbėti šio klausimu ir perduoti savo raštą? Nu tai žiūrėkit, aš viską pasakiau, ko man reikia ir kad išspręsti tą problemą, nes jie dabar sudaro tokias sąlygas, kurios yra tokios, kad jeigu aš užeinu, vadinasi, aš užeinu savo noru. Ir negaliu tam paskui pagrysti taip kaip argumento, kad mane čia kažkas per prievartą varė, nes aš pats atėjau teisingai, nes ten yra ženkliukas. Ir jeigu yra ženkliukas, vadinasi, tu pats sutinki. O man reikia raštiškai, kad jūsų pasimatymas yra numatytas tam kambariuke, kuriame yra sumontuota garso ir vaizdo įrašymo įranga. Ir kad jūsų susitikimai yra įrašomi tiek vaizdo, tiek garso įrašai. Viskas. Aš tokį dokumentą turiu, tada aš turiu argumentą, kad mūsų susitikimai bus filmuojami ir atsisakius vykdyti tokį įsakymą, kuris yra nelegalus ir neteisėtas, man bus apribota galimybė matyti su vaikais. Viskas, nu. Nes aš ten eiti ginčytis tikrai nenoriu nei gadinti nei savo, nei aplinkiniam jokių nervų ir vėl ten paskui kažkokių nesąmonių. Man to nereikia. Jiegi sakė, viską tvarkosi teisės aktų numatyta tvarka. Tai tokia yra teisės aktų numatyta tvarka. Gerai, aš jūsų prašymą tada dėl to raštą dar kartelį perduosiu ir žinoma, dar kartą paskambisiu, už kiek man laiko paskambinti dabar. Už 5 minučių? Gerai, iki. Gerai, visą geriausią. PGT Pastogė, klausau. Gerą dieną. Sveiki. Vėl su jūsų kolega ką tik. Norėčiau su ja pakalbėti. Jūs kalbate apie Emiliją, jin šiuo metu negali atsiliepti, tai aš klausau jūsų. Tai, o kodėl jinai negali atsiliepti? Na, aš negaliu jums pasakyti, tiesiog jo šiuo metu nėra. Aha. Tai jūs turbūt man nelabai galėsit, nes aš dėl su ja derinau, man sakė už 5 minučių paskambyti. Tai jūs sakykite, aš galiu jūs išklausyti, gal kažko galėsiu. Ne, išklausyti man per naują nereikia tą patį, nes aš su ja jau derinu šitą klausimą apie 2 valandas. Tai kuo aš galėčiau jums padėti? Nu tai tik tai su ja sujungti. Už kiek laiko galiu paskambyti? Tikrai negalėčiau atsakyti, kelintą valandą jinai bus darbo vietoje. Tai jinai sakė, man už 5 minučių bus. Tai aš suprantu, bet šiuo metu jos nėra, tai negaliu jums pagelbėti iš toje situacijoje. Tai gerai, tai kada man vėl pasukti?
Tai jūs negalite jo surasti ar pažiūrėti? Tikrai negaliu šitoje situacijoje pagelbėti. Tai nebent galiu jums kažko padėti. Tai jeigu jūs norite pasikalbėti, tai aš tikrai galiu jūs išklausyti. Aš išklausau mane bažnyčių, žinai, o man reikia apie reikalus kalbėti. Aš su jie esu dialektą jau gana ilgai vedęs ir jinai žino visą tą, o dabar per naują tą patį kalbėti, aš tikrai nenusiteikęs. Tai va. Na, tiesiog jos šiuo metu nėra, tai jeigu galiu kažko padėti, tai prašau, jeigu ne, tai tiesiog. Tai pastogiai klausau. Tai dar neatsirado. Gerai, dabar aš jums tada pasakysiu labai greitai. Aha, gerai. Tai visa informacija yra pateikta Laimutei ir Laimutė turi parengti man dokumentą, kuriuo metu aš ateisiu į pasimatymą su vaikais. O jūs kalbate apie kokią informaciją? Jūs pateikėte informaciją raštu? Ne, aš pateikiau informaciją žodžiu, pagal įstatymų numatytą tvarką, kuri gali būti įspręsta tuoj pat arba tą pačią dieną. Tai man tiesiog reikia rašto, kad man būtų parašytas, kad mūsų susitikimai vyksta tik tam numatytam kambariuke, kur yra renkama vaizdo ir garso medžiaga. Ir kad jeigu aš nesutinku eiti į tą patalpą, man susitikimai su vaikais bus draudžiami. Lygiai taip pat, kaip pas jūs ant teritorijos yra uždėta, kad filmuoti draudžiama, tai aš lygiai taip pat, kaip privatus asmuo savo šeimos susitikimo metu draudžiu rinkti tiek vaizdo, tiek garso informaciją. Aš turiu pilną tokią teisę. Tai va. Tai galiu pasakyti tik tiek, kad jeigu jūs kreipiatės žodžiu, tai taip, galima išnagrinėti jūsų prašymą per tą pačią dieną arba per kitą dieną, sekančią, jeigu yra galimybė. Bet kadangi šioje situacijoje kaip ir galimybės nebuvo išnagrinėti jūsų... Kodėl nebuvo? Pasakykit, tai čia nereikia nagrinėti, čia tik tai man reikia pateikti man paaiškinimą konkrečiai susitikimo su vaikais sąlygas. Nes man yra dabar tokios sąlygos sudarytos, kad aš galiu matyti su vaikais tik tai patalpoje, kur yra renkamas garso ir vaizdo duomenys. Viskas, kitu atveju nėra. Tai pažeidžia mano teisės. Jeigu aš užeinu pats į tą teisę, į tą kabinetuką, kadangi ten yra ženkliukas, vadinasi, aš su juo sutinku ir negaliu nieko užginčyti. Teisingai? Aš jau suprantu, bet jeigu jūs norite gauti kažkokį paaiškinimą, jūsų prašymas būtų išnagrinėtas, tai jūs turite kreiptis raštu. Ne, raštu aš turiu kreiptis ir jeigu aš kreipsiuos raštu, jūs mano raštą nagrinėsite iki 20 darbo dienų. Tai yra apie mėnesis laiko ir kol aš negausiu to atsakymo, aš negalėsiu matyti su vaikais. Teisingai? Tai aš dar kartą jums galiu tik pakartoti. Jeigu jūs norite, kad jūsų prašymas būtų išnagrinėtas, jūs galite kreiptis raštu, galite atsiųsti elektroniniu paštu prašymą. Aš jums pateikiau šitą prašymą žodžiu ir jisai gali būti išnagrinėtas per 3 sekundės. Ta prasme, 5 minutės. Jūsų pasimatymo su vaikais sąlygos yra tokios. Jums numatyta patalpa yra tokia ir tokia. Toj patalpoje yra renkama vaizdo ir garso medžiaga. Teisingai? Čiagi nesunku. Galiu pats ateiti parašyti, jūs parašą padėsit. Tai jeigu jūs norite parašyti prašymą... Aš nenoriu prašymą parašyti, čia nėra ką rašyti, aš jums paaiškinau visą tą. Dabar jūs man irgi prašymo arba nepateikė tokios informacijos. Susitikimo taisyklėse nėra parašyta, kad mūsų susitikimai privalo būti filmuojami ir garso ir vaizdo medžiaga. Tai jūs dabar patys pažeidžiat šitą susitikimo taisyklės, teisingai? Ponas Vilčinskai, aš negaliu diskutuoti apie jokias tvarkas, nes jūs tikrai ne su tuo žmogumi kalbate. Ne, tai o kaip man su tuo žmogumi kalbėti? Aš jums tiesiog sakau, jeigu jūs norite kažkokios tai informacijos, jūs turite pateikti prašymą raštu. Jūs dabar prisistatykit, kas toks esat, vardas, pavardė, prašau. Aš esu Marius Ryšys. Taip, tai Mariau Ryšys. Dabar jūs sakote, kad man tokio paaiškinimo negalite parašyti per 1 dieną. Manau, kad ne. Kodėl? Aplinkybės dabar argumentai, kodėl negalite? Ponas Vilčinskai, jūs, jeigu kreipėte... Gerai, tada jūs man turit raštiškai pateikti, ne žodžiu, bet jūs man teikėte žodžiu irgi, kad mūsų susitikimai gali tik tai būti tenai. Tai jūs man turite raštiškai irgi pateikti, kad mūsų susitikimai gali vykti
tik tai tenai, nes lankymo taisyklėse nėra to numatyti. Jeigu jūs turite kažkokį prašymą... Aš neturiu jokio prašymo. Jeigu jūs norite kažkokį išaiškinimų, jūs irgi galite kreiptis raštu. Aš jums pasakiau, dabar klausykit, tada aš ateinu dabar pas administraciją tiesiai ir mes pakalbėsim toliau, gerai? Viskas tvarkoja, jūs galite ateiti į administraciją. Prašau. Gerai, iki. Iki. Gerą dieną. Su kuo aš galiu pakalbėti? O su kuo aš galiu pakalbėti? Tai su tom, kas turi kompetencijas. Nes kalbėjau su jumis telefonu. Tai man reikia asmens atsakingo už susitikimus leidimo. Tai šiuo metu nei vieno, nei kito vadovo nėra. Nei to vadovas, nei direktorius, kas yra susitikime ir šiuo metu negali susitikti. Tai dabar aš negaliu su vaikais dėl to pasimatyti? Aš jums tik tai sakau, kokia yra situacija. Tai ką man daryti dabar? Aš susitariau su jūsų kolega, viskas yra įrašyta, laikas, data, dabar irgi įrašinėjau viską. Atvykau čia, nėra nei direktorės, nei pavaduotojos. Man susitikimas yra, bet aš negaliu eiti į susitikimą. Kodėl negalite? Todėl, kad jūs man neleidžiate eiti į susitikimą. Kodėl mes jums neleidžiame? Todėl, kad jūs mane verčiate eiti į susitikimą kambariuke, kur yra renkamas tiek garso, tiek vaizdo duomenys, teisingai? Kambarys, taip, ką su kamera? Taip, tai va, dabar, jeigu aš nueinu į tą kambariuką, ten yra ženkliukas, teisingai? Vadinasi, kad aš nueinu savo norų ir sutinku su sąlygomis, teisingai? Taip, bet aš nesutinku su tokiom sąlygom, kol man nėra pateiktas rašymas, nes pagal mano lankymo taisyklės nėra nei vieno punkto, kur pažymėta, kad mūsų pasimatymai su šeimos nariai bus filmuojami tiek vaizdo, tiek garso įranga ir renkami duomenys. Lygiai taip pat, kaip jūs pasidėjant savo tvoros, kad aš negaliu filmuoti, teisingai? Nu, taip yra, ne? Aš negaliu filmuoti, tai lygiai taip pat aš irgi neleidžiu jums filmuoti, bet jūs sudarote specialiai tokias sąlygas, kad aš būk tai savo norų užeinu, be jokio raštiško įspėjimo ir jūs nepažeidėte jokių mano teisų. Bet man atsisakius, jūs man uždraudėte pasimatymus, nes lygiai 306 pasimatymų kambarys, kuris yra pilnai naudojamas, yra specialiai užrakintas, kad aš negalėčiau su vaikais pasimatyti ten, kur nėra renkama informacija vaizdo ir garso. Teisingai? Kuo aš jums galiu padėti? Aš jums ką tik pasakiau. Tai jeigu jūs norite pasikalbėti su vadovai šiuo metu... Tai aš palauksiu, aš niekur neskubu. Tai viskas gerai. Gerai? O, gerą vakarą. Kalbėjau su jumis ilgai. Laukiau jūsų, nebuvo. Ai, aš kolega buvau pakvietus, mane truputį pavadavo. Tai aš jau galiu ateiti viršų, nes aš čia pačiai stoviu visą laiką. Ai, jūs prašymą norit parašyti? Ne, aš nenoriu prašymo, aš noriu gauti tą nurodymą jūsų sukurtą, kad mums skirtas pasimatymas toj vietoj, nes jeigu jis yra toksai, tai jis turėjo būti parašytas. Tai raštą aš jums buvau perdavus, kad jūs nebus parengtas šiandien. Kaip tai neparengtas? Tai jeigu jau sakė, kad yra toksai numatytas, tai jis jau turėjo būti parengtas prieš savaitę laiko? Ar čia vis tik fantazavo, kad jis toksai yra parengtas? Kad nustatyta tvarka mums susitikti tam kambariuke, kur yra audio ir video renkama medžiaga apie mūsų susitikimą. Kaip? Jums kolega sakė taip? Ne, tai jūsų visi darbuotojai taip sakė, kad mums yra, ir jūs pati taip sakėt, kad mums yra paskirtas susitikimas tam numatytam susitikimų kambariuke, teisingai. Taip. Tai jis turi būti įgyvendintas raštiškai, nes žodiškai taigi nėra joks dokumentas ir nėra joks... Taip, bet mes buvom praeitą savaitę jums jau tą raštą pateikę. Nu, ten nebuvo nieko tam rašte apie tai. Tai jūs galite dar kartą jį atspausdinti. Tiesiog. Tada nereikės nieko rašyti.
Aš jums jeigu norite, ir tada galiu pateikti tą raštą, kurį mes buvom parengę, kad jūsų vaikai... Tai gerai, aš tada užlipu, jūs pateikite man dar kartą, ten turėtų būti nurodyta teisingai. Kad galite su vaikais matytis taip. Kad matytis būtent tam kambariukė, mums skirtoj patalpoj, teisingai? Aš mintinai to raštą nežinau, jūs galite ateiti, aš jūs tada... Gerai, tai ateinu į viršų, gerai tada? Gerai, matykis. Nu ir kur čia yra parašyta apie tos patalpas? Čia nieko nėra? Yra parašyta trečiau pastraipą, kad pokalbių kambariai vyksta susitikimai. Tai jie visada kambariukai vyksta, nes ant stogo tai nebūna. Ne, jūs buvote pradėję daryti bendroji zonai, tai dėl to buvo parašytas raštas, kad vyksta pokalbių kambariai. Jūs man parodykite, kur yra parašytas kabineto numeris? Čia yra nurodyta, kad pokalbių kambariuose. Kambariuose? Taip, šiuo metu yra naudojamas vienas pokalbių kambarys. Bet čia nėra parašyta, kad bus mūsų... Jūs čia galite tada parašyti savo prašymą ir aš jį perduosiu. Žiūrėkite, aš jau tą prašymą jums pateikiau žodžiu, jis yra įrašytas. Žodžiu pateiktas prašymas yra nagrinėjimas tuo metu, kada jį galima iš karto išnagrinėti. Būtent, jeigu galima. O ką negalima? Ne, aš pasakysiu. Tai žiūrėkite. Galiu. Aš jūsų prašymą perdaviau direktoriai. Aha. Ir pasakė taip, kad tas prašymas žodžiu yra nagrinėjimas tada, jeigu jisai gali būti išnagrinėtas šiandien arba rytoj. Tai jau priimtas sprendimas. Man pasakė, kad jisai negali toks jūsų prašymas būti išnagrinėtas šiandien arba rytoj ir prašau pateikti raštu. Tai aš suprantu jūs puikiai, bet esmė yra tokia, kad jie teigia, kad mums susimatymų kambarys yra skirtas būtent tas. Dabar žiūrėkit, aš pas jūs ateinu į teritoriją, yra ženkliukas, kad negaliu filmuoti, teisingai, ir aš negaliu filmuoti, teisingai. Taip. Dabar ten yra ženkliukas, kad ten yra filmuojama, taip? Taip. Bet aš nesutinku, kad mane filmuotų. Ir aš turiu pagrindo reikalauti, kad man būtų pateikta informacija būtent su tokiu pasiūlymu, kad mūsų pasimatymai yra filmuojami ir jeigu tu nesutinki, tai tu neik. Bet čia nėra to. Mes aną turim. Žiūrėkit, aš jums dar kartą tai jinai tikrai negrįš iki 5, bet aš žinau, ir pavaduotojai yra, ir direktoriai yra, bet iki 5 jos negrįš, kad aš jam negalėčiau užduoti šito klausimą. Jos yra, joms pokalbiai vyksta su fiziniais asmenimis. Tai va. Tai žiūrėkit, aš ką norėjau pasakyti, numušė man mintį, kad esmė yra tokia, kad jeigu aš parašau rašytinį prašymą, jį nagrinėja iki 20 darbo dienų, tai yra iki mėnesio pilno. Ir tuo metu, kol aš gausiu atsakymą, aš negalėsiu eiti pasimatymą. O žodinis prašymas, toksai būtent... Jūs negalite eiti pasimatymą, kaip ir laukti to mėnesio, kada jums bus pateiktas. Todėl, kad jeigu aš jį nueinu, ten yra uždėtas lipdukas, kad filmuojama. Ir jeigu aš pats įeinu, aš sutinku su sąlygom, kuriuom aš nesutinku. Gaunasi, kad jie nieko nepažeidžia, nes jie dabar sudarė tokias sąlygas, kad aš būktai savo norų ten neinu, nes yra lipdukas, nors neturiu kito pasirinkimo. Nu ir viskas, o žodinį prašymą tai kaip ir galima teikti, nes yra jau numatytas toksai dalykas, kad kitokio pasirinkimo aš neturiu. Teisingai? Neturiu kitokio pasirinkimo. Aš tada, kai atėjau, aš pasakiau, kad aš nesutinku, tada sako, nebus susitikimo su vaikais. Tai dabar aš jeigu rašau prašymą, aš tada galės jie man uždrausti, tarsi aš jau galiu laukti iki mėnesio, iki 20 darbo dienų. Bet tuo metu galite matyti su vaikais. Bet raštai. Žiūrėkit, tai aš dabar irgi galiu eiti susitikimą į ten, kur bus renkamas ir vaizdo ir garso įrašas, kuriam aš leidimo nedaviau. Bet jie padarė tokias sąlygas specialiai, kad arba aš einu tenai savo norų, arba aš nepasimatau. Taigi, man dabar pilnam šitam įrodymui reikia tokio dokumento. Todėl jos visos slepiasi nuo manęs, nes tai yra nusikaltimas. Jos negali manęs priversti, nes tai yra vaikų teisių konvencijos 16 straipsnio 1 dalies pažeidimas. Vaiko šeimyninis gyvenimas yra privatus ir neliečiamas. Jeigu tu pats eini, vadinasi, tu sutinki, negali to argumentuoti. O jie dabar sudarė tokias sąlygas, mes eidavom į 306 kabinetą, kur nėra kamerų. Visą laiką ten būdavom. Jie dabar užrakino jį
Ir sako, jeigu tu ten neįsi, vadinasi, tu nesimatysi su vaikais. O mes su vaikais, kai buvom paskutinį kartą, mes turėjom su jais šnabždėtis į ausį, kad nieks neįrašinėtų mus. Ir manęs toks bendravimas su vaikais visai netenkina. Kitas dalykas dar buvo tenai, kur su tom kamerom, aš darbo reikalais gavau žinutę ir va, jūsų kolega Vaida sakė, kad aš negaliu susirašinėti su žinutėm, nes turiu būti su vaikais. Ir parašė manęs tarnybų. Tai vėlgi buvo pažįstos mano teisės. Ir dabar šitam lape aš jį turiu, bet čia nėra nieko apie būtent šitą situaciją. Suprantat? Tai aš lauksiu direktorius, dar liko pusę valandos ir ateis, va galit pakviesti man tą pavaduotoją. Aš suprantu, kad jūs... Taip. Bet tą pačią pirmą dieną iš manęs jau atsisakė priimti, ir aš buvau priverstas į pašto dėžutinę. Žinau, ačiū tavo labai. Negali ateiti. Matot? O, labą dieną. Laukiu jūsų labai. Ar galėsit mane priimti? Ką? Gerai. Tai dar, palauksiu, jūs ten susikalbėsite, ne? Aha. Galiu žyti. Gerą vakarą, labai už jūsų ilgai laukiu, atsiprašau sutrukdymą. Dabar norėjau gauti iš jūsų konkrečiai tą jūsų nurodymą, kad aš galiu pasimatymą daryti tik tai tam kambariukė, kur yra filmuojama garso ir vaizdo medžiaga ir renkama duomenis prieš mano valią. Kitu atveju negaliu eiti pasimatymą. Nes pas jūs ant durų yra ženkliukas, kad filmuoti teritorijai negalima. Teisingai? Taip. Jeigu aš filmuoju, aš gaunu nuobaudą. Teisingai? Nu, dar nenubaustas, nei kartą, kiek filmavo, kiek viešino įrašas, dar mano duomenimis nebaustas. Nesvarbu. Dabar kalbam apie reikalą. Taip. Dabar šitas susitikimas, kur visi sako, bet ir kolega jūsų man taip yra sakęs, kad administracija sakė, kad mums yra paskirta vieta susitikimo būtent tam kambariuke, kur yra vaizdo ir garso įrašo aparatai, ne? Teisingai? Nu taip. Ta patalpa yra įrengta taip, kaip jinai yra įrengta. Taip. Tai ir jeigu aš nesutinku, kad būtų renkami garso ir vaizdo įrašai, tada aš negaliu pasimatyti su vaikais. Teisingai? Nu, jūsų pasirinkimo teisė. Ne, aš čia neturiu teisės rinktis. Vat jeigu aš dabar jūs čia filmuosiu, tai aš pažeisiu jūsų numatytą tvarką. Teisingai? Bet mano pokalbio ir apie mane rinkti garso ir vaizdo audio aš uždraudžiu ir tuom turiu pasimatymą su vaikais šnabždėtis į ausį, kad nieks negirdėtų ir neįrašinėtų. O va tas 306 kabinetas, į kurį visą laiką eidavom, kažkaip tapo užrakintas. Nors jūs teigiate... Netiko, buvo per mažas, taip. Kur yra tai pasakyta? Jūs pasakėte. Kur? Aš jums pateikiau raštu? Jūs pasakėte. Ai, tai jūs dabar galite... Šita patalpa ir su Inga ir jūsų yra parašyta. Todėl mes prašėme lauką eiti. Mes galime keltis jūsų visus rašytus pareiškimus, kur ką rašėte, tiek vyko teisėm, kad ta patalpa yra per maža ir techniškai nesaugi. Pamenat? Tai jūs pašalinot techninius tos trūkumus, teisingai pašalinot? Ne, nepašalinot. Kaip tai? Ašgi mačiau, kad buvo tie, kur liustros, kur pasakiau, kad elektra ten išlindus, kur vaikas šit nenusitrenkė, kitą dieną jų nebuvo. Teisingai? Ir mes eidavom į tą susitikimą. Paskui sakėm, kad... Yra ne vienas susitikimas, kuris vyko toje patalpoje. Tai gerai, dabar mes... Šiai dienai yra 2 patalpos. Taip, tai mes norime eiti į 306. Galime? Tai mes nusprendžiame, kuriuos eisime. Va, tai būtent jūs nusprendžiate. Taip. Ir jeigu mes nesutinkam su jūsų sąlygom, tai mes negalime eiti. Taip. Nežiūrėkite dabar. Mano pareiga yra organizuoti šitos valstybės darbas. Aha. Ir
Jūs reiškite dėl visko, jums netinka patalpos, jums netinka darbuotojai, kurie dirba, jums netinka... Ne visi darbuotojai, žinokit, jūs dabar čia interpretuojate. Netinka darbuotojai, kaip su jumis telefonu kalba, jums viskas netinka. Kaip tai netinka viskas? Jūs Yra tikrai... išsakote pretenzijas, kad jūs visą laiką viskas netinka. Čia jūsų interpretacija dabar. Čia nėra interpretacija. Čia yra interpretacija. Pasiklausykite savo įrašus, kurias kelbėte. Čia jūsų interpretacija. Nepriklauso, jų yra kažkokie pastogiai užkabinami, kažkokie pačių nameliai, nežinau prie ko čia prie pastogės. Nu, tai jūs dabar nukrypstate nuo temos. Aš nenukrypstu nuo temos. Mes dabar kalbame apie konkrečiai, čia ne jūsų klausimą. Mes nesakėm, kad yra, taip mes sakėm, kad jūs neleidžiat mūsų į lauką, vaikai negali dūkti ir mes esame priversti būti patalpoj. Tiek ana patalpa, jos yra beveik identiškai vienodos. Jeigu ten skiriasi ant 2 kvadratinių, nu, bet tenai yra filmuojama, renkamas ir garso ir vaizdo įrašas. Tai pažeidžia mano teisės ir mano vaikų teisės. Taip? Ir jūs dabar sudarėte tokias sąlygas, kad arba aš einu filmuotis, arba aš negaliu matyti su vaikais. Jau yra sudarytos sąlygos bendrauti su vaikais. Taip. Tai nėra, kad jūs einate filmuotis, niekas jūsų televizijos laidą nekviečia. Ne? Bet jūs renka duomenis. Tai jūsų yra interpretacijos, kad... Kaip interpretacija? Aš buvau užklijavęs šitą kamerą. Bankės irgi klijuojas. O prie ko čia bankas? Aš į banką nevaikščiu. Bankė mano vaikai negyvena. Ir bankė nieks nelaiko. Prie ko čia bankas? O prie ko čia bankas? O prie ko čia parduotuvė? O prie ko čia parduotuvė? Parduotuvė nei bankė, nei parduotuvė mano vaikai nėra laikomi. Ir aš galiu ir eiti ir neiti, o čia aš negaliu pasirinkti. Jūs sudarote tokias sąlygas ir terrorizuojate. Jie gyvena, tai dėl terorizavimo yra jūsų interpretacija. Va, matot kaip jūs. Ir teikite, tiesiog pradėkite realiai kalbėti taip, kaip yra, nes savo... Gerai, tada aš ateisiu ir filmuosiu irgi viską. Aš galėsiu filmuoti viską? Ne, negalėsiu. O kodėl jūs tada galite... Dėl tokia įstaigos tvarka. O tokia mano tvarka, aš jums neleidžiu manęs filmuoti. Savo tvarką jūs galite nusistatyti savo namuose. Aha. Ir savo... O čia yra mano šeimos susitikimai, kur yra pažeidžiamas vaiko teisės... Ne prielaida, yra vaikų teisų konvencijos... Vaikų teisų konvencijos 16 straipsnį. Tai jeigu vaikų teisų 16 konvencijos straipsnį, tai reikėjo pagalvoti, kai kėlėte viešą erdvę savo vaikų atvejais. Tai mano šeimos. Tai mano šeimos privatus gyvenimas. Jūs neturite šeimos statuso. Mes esame vaikų atstovai. Va, būtent. Ir vaikų teisų konvencijai nėra parašyta apie vaikų teisų įstatymą. Yra parašyta apie vaiko šeimą. Tai gal atsiverskit, paskaitysit man tą straipsnį. Aš jau jį atmintinai moku. Ką reiškia vaiko atvejais panaudojimas ir kaip jis yra naudojamas. Tai jūs įsijunkit ir pasiskaitykit ir perskaitykit man, prašau, garsiai. Tai pateikite prašymą, ką jums išaiškinti reikia. Aš jums pasakiau, kad aš nesutinku būti filmuojamas ir kad mano susitikimo metu būtų renkama vaizdo ir garso medžiaga. Ar parašykite? Aš jums pasakiau žodžiu. Parašykite. Jūs dabar turite man parašyti, kad mūsų... Nieko. Kaip tai nieko? Aš neturiu nieko. Tai jūs draudžiate man pasimatymą su vaikais. Aš nedraudžiu. Kaip tai nedraudžiu? Yra sudarytos sąlygos bendrauti su... Jūsų sąlygos... Netinka patalpos ir netinka darbuotojai, kurie stebi susitikimus ar samdomi specialistai. Čia yra jūsų problema. Tai žiūrėkit, jūsų rašte rašoma buvo, kad psichologas bus centro psichologas. Tai reiškia, kad centro darbuotojas. Tas asmuo nebuvo centro darbuotojas, jis buvo pasamdytas. Perkama paslauga. Ką reiškia centro psichologas, tai reiškia, kad centras pasirūpina, kad tas psichologas suteiktų jums paslaugą. Jis nėra centro psichologas, jis yra samdytas. Perkama paslauga, jis yra centro psichologas. Gerai, tai dabar jūs man pateikite, prašau, konkrečiai, kad mūsų susitikimai bus tam kabinete, kur yra filmuojama ir viskas. Ir aš einu tada į tą filmuojamą. Man raštiškai parašykit, kad jeigu aš nesutinku... Pirmiausia, išdėstykit raštu, ko jūs norite. Aš jums pasakiau viską. Tai yra labai elementarus dalykas. Jūs man parašykite, kuriam kabinete... Gali būti patenkinamas, jeigu tą pačią dieną gali būti patenkintas. Tai jisai gali būti patenkintas. Man reikia išnagrinėti. Ką, iš 20 dienų? Taip. Va, matot?
Tai jūs dabar norit, kad aš su vaikais 20 dienų nesimatyčiau, kol gausiu raštą. Čia jūsų teisė mane šantažuoti ir jūs dabar mane šantažuojate. Šitą raštą jūs šitą raštą galite padaryti va dabar per 5 minutės. Galit. Ne. Kodėl? Todėl, kad jūs aiškiai nesuformuluojate savo prašymą. Aš jums sakau, kad jūs turite man parašyti dokumentą, kuriame aiškiai parašyta, kokiam kabinete ir kokios kabineto sąlygos. Aš atsakau, kad aš neturiu jums nieko. Jūs turite teisę teikti prašymą, kuris bus išnagrinėtas teisės prašymą. Tai kai aiškiai suformuluosite prašymą, nes aš per šitą mūsų pokalbį išgirdau ne vieną jūsų prašymą. Tai mano vienas yra prašymas. Tai jūs turite apie jūs vėl interpretuojate. Jūs vėl interpretuojate. Aš neinterpretuoju. Interpretuojate. Pasakykite dabar, mano pagrindinis dalykas yra toksai. Susitikimo taisyklės jūs man tada perrašykite. Nes susitikimo taisyklėse nėra įvardyta, kad mūsų susitikimai vyks privalomai filmuojant ir renkant garso ir vaizdo medžiagą. Susitikimo taisyklės yra sukurtos visiems klientams. Bet aš išskirtinis klientas, ne? Išskirtinis. Todėl, kad aš tik tai... Pasau tokį statusą suteikti. Čia jūs taip man tokį statusą suteikti. Ne, jūs gal savo pats tą statusą susitikti. Tai jūs toliau čia dabar... Galite su juo ir kažkur kitur. Tai jūs man... Mums visi klientai yra vienodi. Rimtai? Taip. Tai jūs man dabar parašykite, kad mūsų susitikimai bus tik tam kabinete. Viskas, daugiau man nieko nereikia. Tai galima padaryti patinkas. Ten nėra parašyta. Ten nėra parašyta. Ten nėra parašyta. Sąlygos bendrauti su vaikais jums yra sudarytos, o jeigu jums nepatinka personalijos, kurios stebi, jeigu jums nepatinka patalpos, tai jums irgi nepatinka, kad aš filmuoju. Tai čia yra jūsų problema. Jūs pažeidžiat mano privatumą. Aš jums neduodu leidimą. Tai aš ir kreipiuosi teisės aktų numatytą tvarką. Pateikiu jums žodinį prašymą, pateikti man raštiškai. Kodėl jūs mane pertraukėt? Kodėl jūs mane pertraukėt? Todėl, kad jūs mane pertraukėt. Aš jums atsakiau į jūsų žodinį prašymą. Dabar aš jums pateikiu žodinį... Negali būti tenkintamas čia ir dabar. Tai čia ir dabar. Nei šiandien, nei rytoj. Pateikite prašymą raštu, mes išnagrinėsim ir gausite atsakymą. Per kiek laiko išnagrinėsit? Teisės aktų nustatyta. O kokia teisės aktų numatyta tvarka? Jūs pats įvardinate. 20 darbo dienų. Taip. Tai yra per mėnesį, teisingai? Tai yra maksimalus laikas, per kiek gali būti išnagrinėtas prašymas. O tai mano prašymas yra toksai, kad aš prašau jūsų parašyti man susitikimo tvarką, kad mūsų susitikimo tvarka... Jūs vėl mane pertraukėt? Jūs vėl mane pertraukėt? Kodėl jūs mane pertraukinėt dabar? Kodėl jūs man neleidžiat užbaigti mano prašymą, suformuluoti jums paprasto, elementaraus? Todėl, kad prašymas bus priimtas tik tai raštu. Jūs pažeidžiate dabar įstatymą. Gerai. Jūs esate biudžetinė įmonė ir pažeidžiate dabar įstatymą. Aš atsakiau, kaip prašymai pateikti žodžiu gali būti nagrinėti. Tai aš jums lygiai taip pat ir pasakau, kad jūsų šitas atsakymas į mano pateiktą prašymą gali būti gyventas per 10 minučių. Tai jūs darote tokią prielaidą? Aš nedarau tokios prielaidos. Čia yra matematiškai pagrįstas faktas. Ne matematiškai. O kuom? Jūs darote prielaidą, kad prašymas gali būti tenkintas per 10 minučių. Tai yra jūsų interpretacija. Ai, mūsų interpretacija. Aš jau jūs mane šantažuojate dabar, terrorizuojate. Aš atsakiau jūsų. Jūs man neatsakėte jokius klausimus. Ar dar turite Kodėl mes negalime susitikimų daryti 306 kabinete? Ar dar turite kažkokių klausimų? Kodėl mes negalime susitikimų daryti 306? Kaip? Jūs filmuojate mane šiuo metu, taip? Iš kur čia... Jūs taip laikote įdomiai ranką. Paskelbtai yra video medžiaga, matėm. Tai fainai, kaip jūs mane stebit, koks tas sužavėtas. Atsiunčia pilietiški piliečiai. Tai dabar pasakykite man trumpai ir aiškiai, kur nereikia nei prašymo, nei jokio, tai gali būti žodinis atsakymas. Kodėl mes negalime susitikti 306 kabinete? Jums atsakyta raštu šitą prašymą. Neparašyta niekas tam apie tai. Atsakyta. Jūs atsakykite man dabar žodžiu į elementarų paprastą klausimą. Policijos pareigūnus buvo pateikta gruodžio 13 dieną. Aš dabar jums neklausiu, kas ten buvo pateikta. Jūs neįsisukinėkite, prašau, iš klausimo. Ir registruotų laiškų ir prašymas, kuris jau yra išnagrinėtas, gali būti nenagrinėtas. Koks prašymas? Aš jūsų dabar klausiu. Atsakykite mane klausimą. Neatsakytos man priežastys. Mes esame ištintę. Nėra ten atsakėme nei vieno žodžio apie tai. Aš vakar tik mergina jūsų darbuotoja man atspausdino, mes kartu ieškojom, ten nėra nei vieno žodžio apie tai.
pasakykite man, kodėl mes negalime eiti pasimatymą į 306 kabinetą. Dėl to, kad buvo atsižvelgta jūsų prašymą. Į kokį mūsų prašymą? Kad per mažą. Parodykit mano prašymą tą. Paieškosim. Paieškosit? Pateikite. Ką pateikite? Ai, pateikti prašymą, kad jūs paieškotumėte mano prašymą, kurio nėra. Prašymą, kad jums aktualu. Jūs dabar formuluojate. Žiūrėkit, man tik juoktis norite, žinokit, iš jūsų. Labai sveikas. Tai va, linkiu jums gero vakaro ir viso gero. Viso gero. Viso. Būsim.